Sveiki! Šios dienos pamokėlėje mokinsimės vieną tokį pratimą, kurį pats naudoja apšilimui. Ir ši pamokėlė yra skirta jau patyrusiams harmonikieriams, harmonikos muzikantams, kurie groja jau ne pirmus metus, kuriems tekę yra groti ir koncertuose, galbūt pritarti ir šokių kolektyvams, žaidimams, rateliams, groti kapeloje. Šis pratimas yra naudojamas kai kurių akordeonistų, būtent apšilti pirštams, apsiprasti, ypač naudinga tada, kuomet harmoniką imate į rankas tik retsykiais, kartą į porą savaičių galbūt, arba prieš didesnės šventes arba koncertus. Tai šis pratimas turėtų jums padėti įgauti geresnį greitį, truputėlį pralavinti pirštuotę, ir tuo pačiu apšilti prieš rimtą grojimą. Pats pratimas yra grojamas lėtai, tiksliau lėčiau nei įprasta, ir po truputėlį greitinamas, kol yra pasiekiamas greitis, kuriame dar galite išgroti šį pratimą. Nėra reikalo labai skubėti. Vėlgi, apsiprasti reikia su juo pirmą, nes tai yra nėra lengvas pratimas. Vėlgi, tai yra, kaip ir minėjau, muzikantams, kurie jau yra patyrę. Taip, kad jei pradedate groti harmoniką, šį pratimą galite pabandyti, pakartoti, bet nesikrimskite, jei jums nepavyks. Tad, pradžioj pratimą pagrosiu be bosų, kad išgirstumėte, kaip jis skamba. Paskui pridėsime ir bosus. Tai yra pirma šio pratimo dalis. Su bosais. O antra šio pratimo dalis yra jau greitesnė ir šiek tiek sudėtingesnė. Parodysiu dar kartą su bosais. Vėlgi, šį pratimą grojant reikėtų naudoti, aš manau, visus 4 pirštus, todėl kad paprasčiausiai, jeigu naudosite 2 arba 3 tik tai pirštus, tai tiesiog negalėsite išgroti, nes tai yra gan sudėtingas pratimas ir būtent pritaikytas visiems 4 pirštams. Akordeonu grojant, turbūt naudoja net visus 5. Dar kartą rodo.
Greitai grojant vėlgi yra sudėtinga, kaip patys ką tik girdėjote, ne visas natas pataikiau, ne visas natas išgrojau, bet būtent praktikuotis greitį, šis pratimas yra, manau, tikrai tinkamas. Iki kitų pamokėlių.